Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt. Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Laidos rėmėjas Labas rytas, medžiotojai. Pasirinkę praleisti rytą su mūsų laida, jūs einate teisingų kelių. Nepraleiskite! Lietuviški šūviai nelietuviškoje žemėje. Aristokratiškų medžioklių ciklas tiesiai iš Jungtinės karalystės prasideda jau šį sekmadienį. Dažnai televizijos žiūrovai tenka apsispręsti, kurį kanalą rinktis, kokioje laidoje, kokia šalimi grožėtis. Šiandien Tauro rago laidoje jums neteks rinktis ar kažko atsisakyti. Antroje laidos dalyje išvyksime į karališką kelionę Anglijoje, o dabar pradedame medžioklę Lietuvoje. Nuvykę į vietą, nekantriai laukiame medžioklės pradžios. Ne vien mes, bet ir mūsų keturkojai medžioklės sąjungininkai. Po smagių prieš medžioklinių pokalbių stojame į liniją. Tačiau dar ne medžioklėje, o išklausyti sveikinimo žodžio. Juk šiandieninė medžioklė bus tikrai neeilinė. Labas rytas visiems. Leiskit pasveikinti šios dienos medžioklės dalyvius. Medžioklė tikrai išskirtinė yra. Pagaliau susirinkom 2 būreliai artimiausi kaimynai bendrai medžiokliai, kurių, reiškia, tarpas, ribos eina kvartaliniam linijom didžiąją dalim. Beros per 20 metų mūsų kartu medžioklių nėra buvę jokių ginčų. Tai va šiandieną yra išskirtinė proga mums pabūti kartu visiems. Medžiokliai vadovaus būrelio pirmininko pavaduotojas Vytautas Šablauskas ir gubernijos vadas Linas Petraitis vadovaus antrai medžioklės daliai, kada medžiosime gubernijos būrelio plotų pusėje. Kadangi mūsų yra daug, kad elgtumės atsakingai, neužmirštumėm saugumo technikos, gerbtumėm vienas kitą ir aišku, kad būtų gera nuotaika pas mus. Dabar šaudame elnio patelės, šernai ir plėšrūnai, išskyrus vilką. Stirnos, patelės ir jaunikliai. Elniai ir stirnos būtų pageidautina, jeigu yra patelė su vaikais, geriau tą vaiką, tos patelės tegul gyvena, vedo sekančią vadą. Tikrą vyrišką skaičių. Sėkmės medžioklė. Pirmieji varymai ir pirmieji medžioklės įspūdžiai. O jie matai, koks žvėrginas? Mačiau, su 2 ausim.
Ilgom, jo, taip, pas mane buvo. Prabėga. Man bangiai buvo prie manęs apliks. Kokią pačiką. Jo, tai gerai. Atėjo gražiai tvarkingai. Kas pas ką varovai? Dirbat, Klausykit vieni kitų, klausykit, neskubėt svarbiausia. Svarbiausia neskubėt. Kas drįso? Kas čia netikra uždėja? Per daug nebuvo. Taip, va. Labai didelė. Kad visi matytų. Medžiotojai išsitraukė numerius ir vėl pirmin, rūkė paskendusio miško link. Varimo strategija ir planai aiškus, o nuo sėkmingiausio medžioklės trofėjaus dabar skiria tik sėkmingas numeris. Žinoma, jį besitaikant, visai netyčia, ranka sudrebės, laimės už sparnų išlaikyti, nepadės net gražiausias numeris. 35. 19. Nuaidi paskutiniai šūviai ir netrukus medžioklės pabaigą papuošė trofėjai. Didelė. Ai, tu matai? Aš tik uodegą pamačiau. Didelė. Ilga uodega, didelė buvo. Jėra ant uodegą. Du tikrai guli ant lydžios guli, o trečias sekė, jis tai matyt dar baigė šūvis, tai gal ir trečias. Nuėjo kas? Tau neteka? Ne. Tai ska automatu? Ne, nu išbėgo iškart du duplėtų, vieną bandą išbėgo 4, paskui už priekio dar kitą bandą. Gaila man irgi. Valgy turi viską. Iš tikrųjų medžioklė, manyčiau, vykus, ypatingai jinai buvo vykus gubernijos pusėje. Vakar mes ten varėm, tikrai ten žvėries buvo. O šiandien jie negrįžo, tai nieko tokio, mes ne dėl to ėjom, ne dėl to susitikom, kad kažką tai pernelik daug sumedžioti, trofėjų mes turim, medžioklė įvyko, viskas gražu, niekas nesužeistas, niekas nesusipykęs. Tai yra pats svarbiausias dalykas, to, ko mes šiandien siekiam. Ir jeigu mes toliau viso to sieksim ir eisim į tai, kad galbūt tai taps tradicija, kad susitiks Ligudų būrelis ir gubernijos, aš tik norėčiau tas atlikti savo pareigą, turiu keletą medalių, tie, kurie nusipelnė jų. Pradėsim nuo rimčiausio medžiotojo, nuo mūsų Alekso. Gauna medalį su pavadinimu Mazilo. Na, tokia neturėjai. Sveikinu. Dėkui. Čia ekologiškas. Jo, ekologiškas. Linksmiausia medžiotojui, tai čia nuo ryto vienas medžiotojas pasakojo, kaip jisai šnekėjos naktį su šernu ir taip toliau, Pranai. Darė, seniau šerną, kalbėjau su šernu. Gal į kepurę nusiminė tums, nes čia pas tave daug visko, kiniai, kepurė. Dėkingas. Dar turim vieną medalį skirtą Ligudų medžiotojui, kuris sumedžiojo sėkmingai elnių jauniklius. Robertas Barauskas. Būčiau žinojęs, kad čia tu būčiau nedavęs. Dėkui. Šaunuolis. Pas mumis leidžiama žvėrį sumedžioti 2 šūviais. Jisai paleido 6 iš viso. Tai 2 litus, prašom. Ačiū visiems labai už gausų dalyvavimą. Tikrai prasminga diena buvo, kadangi, kaip ir minėjau ryte, tikrai mus vienyje ne tik bendri tikslai globot gamtą, tausot tėviškės gamtą, bet yra ir kitų tikslų, kurie ypač mus dabar liečia. Ši diena tikrai skaitau, kad ji tikrai yra labai vykusi. Ačiū visiems už gražų dalyvavimą. Smagu, jog šiandien ir atminimo dovanų viršeliuose ir medžioklėje pavyko suderinti 2 svarbiausius žodžius – draugiška medžioklė. Tikimės, jog tokia medžioklė taps gražia tradicija ir ateityje šio pavyzdžių paseks vis daugiau medžioklės būrelių.
Dabar reklama, o po reklamos tęsime laidą. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Pirmą kartą Lietuvoje ne 10 filmų apie medžioklę. Filmus įsigysite Lukoil Baltija, Baltic Petroleum ir Kvistės degalinėse. Keliaukite su geru kuru ir lietuvišku kinu. Vilniaus ginklai pristato Sub-Zero linijos, lazeriniai prožektoriai perkels jūs į aukštesnį medžioklės lygmenį. Komplektuojasi su laikikliais, skirtais pritvirtinti prie optinio taikiklio ar žiūronų. Naujausi lazeriniai prožektoriai jau Vilniaus ginklų parduotuvėse. Antrajame laidos reportaže kraunamės lagaminus kelioniai į lietuvaičių pamėgtą kraštą. Jūsų dėmesiui pirmoji laida apie stebinančias ir įdomias medžioklės Anglijoje. Anglijoje vietinis patyręs medžiotojas maloniai sutinka mūsų supažindinti su angliška ginkluote. Norint tinkamai vertinti šio krašto medžioklės subtilybės, geriausia pradėti nuo pagrindinių, tačiau vienų įdomiausių medžioklės dalių – ginklų išsirinkimu. Dabar esame mano ginklų saugykloje. Anglijoje įstatymas numato tai, jo ginklai būtų laikomi plieninėje saugykloje. Tačiau kambario duris, lubas bei sienas dengia plienas. Grįžkime kiek į praeitį. Su šiuo ginklu anksčiau buvo medžiojimo žiurkės, labai mažo kalibro, užtaisomos 9 mm šratais. Šie 40 kalibro šoviniai daugiausiai naudojami medžiojant zuikius iš nedidelių atstumų. Šie 40 Magnum kalibro šoviniai taip pat naudojami zuikių medžioklėse, tačiau yra ilgesni ir skirti šauti iš didesnių atstumų. Tokiais 28 kalibro šoviniais mėgsta medžioti daugelis vyresnio amžiaus žmonių. Jie mano, jog medžioklė mažesnio kalibro šoviniais reikalauja daugiau patirties ir taiklumo. Šaunančiais šoviniais ginklo atranka daug mažesnė, bet šūvio atstumas pakankamai didelis. Šoviniuose yra 21 gramo šratų. 20 kalibras labai populiarus tarp jaunų, pradedančiųjų medžiotojų. Anglijoje įstatymas nenumato minimalaus amžiaus, kada jaunuolis gali išsilaikyti leidimą šautuvui. Visgi iki 15 metų amžiaus jis negali įsigyti savo šautuvo. Ir net tokiame amžiuje jam ginklą gali perduoti tik žmogus, taip pat turintis leidimą šautuvui. Pradedantis medžiotojas gali nusipirkti nuosavą ginklą tik būdamas 18 metų. Visgi, šios 20 kalibro šovinius mėgsta naudoti jauni medžiotojai ir moteris, kadangi šiems šoviniams skirti ginklai būna lengvesni ir sukelia mažesnę atranką. Štai čia matome 20 kalibro lygiavamzdžio šautuvo pavyzdį. Vidutiniškai šis ginklas kainuoja apie 400 svarų, taigi kaina nėra didelė. 16 kalibro ginklai buvo importuojami nemažais kiekiais į Angliją 5–6 dešimtmetyje. Dabartiniais laikais žmonės nebenori įsigyti šių šautuvų, nors jie ir labai pigus. Tokį šautuvą galima įsigyti už kelis svarus. Pas daugelių medžiotojų tokie ginklai yra likę nuo senų laikų, nors šiuo metu šie ginklai savo populiarumą yra praradę. Šis 12 kalibro ginklas yra tradicinis angliškas šautuvas.
Turi 2 horizontalius, 28 colių ilgio vamzdžius. Po šūvio, atlenkus šautuvą, tuščia tūtelė automatiškai neišmetama, todėl ją reikia išimti ranka. Tačiau šie šautuvai vis dar paplitę Anglijoje. Šis ginklas pagamintas Ispanijoje, tačiau yra angliško dizaino ir turi tūtelių išmetimo mechanizmą. Tai yra pagrindinis jo skirtumas nuo kitų. Atlenkus ginklą, iššaunama tuščia šovinio tūtelė. Medžioklių metu, kai pasirodo didelis kiekis paukščių, svarbu po šūvio, kuo greičiau vėl užsitaisyti ginklą. Varimo pabaigoje, tuščias tūteles surenka pats medžiotojas arba samdomas žmogus. Čia yra Winchesterio įmonės pagamintas šautuvas. Patraukiant rankeną apačioje, šautuvas užtaisomas vis naujų šovinių. Apkaboje telpa 4 šoviniai. Dažnai medžiodamas paukščius, medžiotojas tūno pasislėpęs. Tad su šiuo ginklu yra daug paprasčiau užsitaisyti šautuvą tokioje pozicijoje, neišbaidant paukščių. Taip pat dažnai medžiojame naktį iš automobilio priekabos ir šiuo atveju labai praverčia toks šautuvų užtaisimo būdas. Anglijoje turime ir didesnio nei 8 kalibro šovinių. Turime ir 4 bei 2 kalibro. Tačiau 2 kalibras labai retas. Pažįstu kelis žmonės, kurie laiko 4 kalibro šautuvus. Viena priežasčių, kodėl tokie šautuvai naudojami, tai jog anksčiau Anglijoje buvo naudojami šoviniai su juodu paraku, kuris degdavo visų šautuvo vamzdžio ilgių. Todėl šautuvai turėjo ilgus vamzdžius, siekiančius 34-36 colius ilgio. Tam, kad ilgai degdamas parakas sukurtų daugiau energijos šūviui. Laikui bėgant, imta naudoti kitokį paraką. Šautuvų vamzdžiai tapo trumpesni ir ginklų kalibrai taip pat palaipsniui sumažėjo. Pereinant prie graižtvinių šautuvų, Anglijoje gana populiarus 22 kalibro ginklas. Visgi šio kalibro šautuvas skiriasi nuo naudojimo jūsų šalyje dėl tvirtinamo garso duslintuvo. Todėl šaunant nesigirdi nieko aparčio garso. Ir viskas. Šaunama labai, labai tyliai. Šį 17 kalibro graižtvinį šautuvą naudoju zuikių medžioklėse. Šūvis šiuo ginklu yra tikslesnis nei 22 kalibro šautuvų, tačiau kulkos kainuoja kiek brangiau. Šiam šautuvui duslintuvo neturiu, nes šūvio metu, net ir su duslintuvu, vis vien girdėsis šioks toks garsas. Bet tai nėra didelė problema. Labai puikus ginklas, su kuriuo medžioju ir lapes. 243 kalibras yra minimalus elnių medžioklėje. Šovinių galai kiek minkštesni. Lapių medžioklėje naudojamų šovinių galai specialiai paruošti tam, kad greičiau sprogtų. Tai žinoma pakenkia lapės mėsai, tačiau kadangi ji yra nevalgoma, svarbiausia yra sumedžioti žvėrį kuo efektyviau, jog šis nesikankintų. Naudoju šį 243 kalibro šautuvą, medžiodamas muntjakus, danielius, stirninus. Tačiau didesnių elnių medžioklėse labiau mėgstu naudoti 308 kalibro šautuvus. Su šiuo ginklu esu sumedžiojęs ne vieną elnį bei šerną. Labai tikslus šautuvas, tačiau, kaip matote, jau gana panaudotas. Iš saugyklos išeiname netuščiomis. Užteks kalbėti, laikas išbandyti ginklus veiksme.
Atvykome į skraidančių taikinių šaudyklą. Planuojame pašaudyti į 30-40 lėkštučių, kad pasiruoštume būsimoms medžioklėms. Šioje šaudykloje taikiniai skrieja pačiomis įvairiausiamis trajektorijomis. Skrenda priešais, iš už nugaros ar iš šono. Taip pat šaudome į iš bokšto paleidžiamus taikinius. Tokiu būdu išmokstama medžioti ir taikytis į labai aukštai skrendančius paukščius. Šis medžiotojų išbandymas šaudykloje – tai galimybė vertinti ne tik medžiotojų sugebėjimus ir meistriškumą atlikti šūvį, tačiau ir tai, kaip jis laikosi saugumo reikalavimų ir kaip gali elgtis medžioklėje. Išbandė žvilgsnių ir šūvio aštrumą, kitas laiptelis aukštyn tik medžioklė. Negyvename praeitimi ir judame pirmin, juk turime pasilikti erdvės naujiems nuotykiams ir ekstremaliausiams išbandymams Anglijoje. Jie jūsų laukia jau kitoje laidoje. Šiandien tiek, nei plaukų jums, nei taukų. Laidos rėmėjas Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt